Sveiki, mėly Balaram LT klausytojai. Su jumis sveikinasi Justina Gvazdaitytė ir astroterapija. Šiandien mes šnekėsime su žymiu vedų astrologu Arjunu Chakraborty, kuris žinomas ne tik Kolkutoje, Indijoje, kur jisai dėstytojauja Vedinės astrologijos institute, bet čia ir visoje Europoje, kur jau nuo 94 metų jisai teikia konsultacijas ir skaito paskaitas. Taigi, hello Arjun. Labą dieną, namaskar. Sveiki. Gal galėtumėte paaiškinti, kas yra vedų astrologija jums? Ar tai tik profesija, ar kas jums tai yra? Ne, vedų astrologija tikrai man yra daug daugiau negu profesija. Tai yra vienintelis dalykas, kuris, aš manau, teka mano venomis. Tai yra mano gyvenimas, mano aistra. Ir aš manau, jog tai yra mano dharma, mano kelias. Tai yra tai, ko aš atėjau į šią žemę. Tai yra ekstremaliai svarbi dalis mano gyvenimo. Ir jeigu aš nebūčiau vedų astrologas, aš būčiau niekas. Taigi, vedų astrologiją jau studijuojate daugiau negu 20 metų. Tai gana ilgas laiko tarpas. Jūs esat profesionalas savo srityje ir gal galėtumėte paaiškinti skirtumus nuo vakarietiškos ir vedinės astrologijos. Visų pirma, norėčiau pasakyti, jog yra labai daug astrologijos rūšių. Aš asmeniškai gerbiu kiekvieną iš jų. Bet tikrai, kiekviena sistema turi labai daug specifinių dalykų. Sakyčiau, kad vedinė nuo vakarietiškos skiriasi daugeliu dalykų. Pavyzdžiui, vakarietiška naudoja kitokias planetas, aspektai skirtingi ir vedinė astrologija naudoja fiksuotą zodiako ženklą priešingai nuo vakarietiškos, kuri naudoja judantį. Taigi yra daug skirtumų ir pamatysite, kad vakarietiškoje astrologijoje žmonės daugiau šneka apie saulės ženklus priešingai negu vedinėje, kur labiau yra atkreipiamas dėmesys mėnulio ženklam. Taip pat iš techninės pusės yra nemažai skirtumų, bet aš sakyčiau, jog svarbiausias vedinės astrologijos pranašumas yra laikas, planetų periodai, kurie nurodo laiką, kada gali įvykti tam tikri įvykiai. Taigi pagrindinis pranašumas vedų astrologijos yra planetų periodai. Ar vakarietiškoje jie taip pat neturi šio dalyko? Vedų sistema naudoja ypatingai specifinį skaičiavimą, kuris gali nurodyti labai tikslų įvykių laiką. Aš bendradarbiavau su daugeliu mokslininkų Belarusijoje, Vokietijoje, Europoje. Ir supratau, kad jie išlaiko labai didelę pagarbą vedų astrologijai būtent dėl šio aspekto, dėl planetų periodo ir taip pat dėl ypatingų gydomųjų patarimų, kuriuos duoda vedų astrologija. Taigi, gal galėtumėte pašnekėti daugiau apie praktinę astrologijos pusę? Kaip astrologija galėtų padėti žmogui atrasti jo prigimtį? Taip. Tai yra viena svarbiausių dalių vedų astrologijoje. Mėnulio ženklui, kaip jau minėjau, yra skiriama labai daug dėmesio ir vedų astrologija įskiria tokias sritis vadinamas varnomis arba kastomis. Taigi, pagal mėnulį mes galime spręsti apie žmogaus vidinės savybės, kuriam labiau seksis akademiniai mokslai, vidinė žmogaus kokybė, pavyzdžiui, kiek jisai turės kantrybės, kiek jisai sugebės prisitaikyti prie situacijos,
Ir taip pat galime matyti, kurie galbūt bus daugiau linkę į agresiją, daugiau į nepakantumą. Taip pat tokie, kurie galbūt galėtų turėti polinkį šiek tiek į depresiją ar panašiai. Taigi visus tokius dalykus mes galime pamatyti vedų astrologijos pagalba. Taip pat visą tai, kas susijęs su partneriais ir vedybomis, taip pat galime nuspręsti. Actually, while judging horoscopes for marriage, for partnerships, we judge all these things actually. Jūs minėjote apie kastas ir žmonės dažniausiai turi labai blogą įspūdį susidarę apie šį terminą. Gal galėtumėte labiau tai pakomentuoti? Lower, actually, it's not lower, it's just a type. So could you please give some examples that being from a Shudra class or some class, it's not specifically that you're going to be poor or very bad qualified. Jeigu skaitysite Bhagavad Gita, pamatysite, kad kasta arba varnų skyriai yra priklausomi nuo gunos, arba ganos. Nuo intelektualaus lygio ir pagal tai reikia spręsti profesiją. Ir jeigu žmogus yra šudros klasės, tai jam galbūt labiau seksis kažkokie tai fiziniai darbai, labiau nei intelektualiniai, bet tai nereiškia, kad tai jų yra bloga karma ar kad jie yra kažko prastesni už kitus. Ir jie turi visas teisės daryti ir bandyti kažką kitko veikti, kas yra jiem priimtina. Pavyzdžiui, brahmanai yra daugiausiai veikiami Jupiterio ir Veneros. Žmonės veikiami Saulės ir Marso turėtų būti kšatrijai arba administratoriai. Merkurijaus ir Mėnulio žmonės turėtų būti vaišijai arba prekybininkai. O tie, kurie labiausiai yra veikiami Saturno, turėtų atlikti pasitarnaujamąjį darbą. Bet ir tai ne visada yra taisyklė. Kažkieno Saturnas gali būti stiprios pozicijos, kažkieno silpnos ir reikia žiūrėti visą horoskopą, o ne tik tai atskirą dalį. Nors Indijoje yra labai paplitusi ši kastų samprata ir aš tai pavadinčiau socialiniu blogiu. Tai yra visiška misinterpretacija mūsų religinių tekstų ir mūsų šventraščių. Kasta yra tai tiesiog kaip rūbas, kurį jūs apsirengėte šiame gyvenime. Visi lygus. Taigi konsultuojate žmonės jau 17 metų. Ką jūs darote, jeigu žmonės pas jūs ateina vedami to, jog nori tiesiog nusimesti atsakomybę nuo savo pečių? Taip, žinoma. Kai kurie žmonės tikrai yra tokios sportiškos prigimties. Jie galvoja, kad nueisiu, pasikonsultuosiu ir tik tada priimsiu sprendimą. Pasikliausiu kažkuo. Noriu pabrėžti, kad jūs negalite kažko kaltinti už savo karminės sprendimus, savo karminės pasiekmes. Jūs galite paimti, pasikonsultuoti su astrologu, su tėvais, su mokytojais, bet
kieno patarimą jūs priimsite, tai priklauso tik nuo jūsų ir kiek jūs tenksitės tą patarimą išpildyti, taip pat priklauso tik nuo jūsų. Ir jeigu jūs paskui sakysite, o aš suklydau, bet čia astrologo kaltė ne mano, tai yra labai neteisinga. Ar jūs dėsite pastangas ar nedėsite priklauso nuo jūsų. Tikrai yra juokinga, kad kartais žmonės labai nori sudaryti spaudimą astrologam. Ypatingai, kai aš dar tik tai pradėjau daryti konsultaciją, žmonės labai mane spausdavo ir sakydavo, prisimink, man sakei tą ir tą, ir jau liko tik kelios dienos, aš pasakysiu, ar įsipildė ar ne, ar tu geras astrologas ar ne. Taigi jie taip mane erzindavo ir yra keletą labai juokingų incidentų. But I would say anyone who is learning astrology, anyone who aspires to be a consultant astrologer should need how to handle this. Bet visi, kurie studijuoja astrologiją arba duoda konsultacijas, turėtų visą laiką paminėti, jog tai yra tai, ką aš matau, bet tu pats turi daryti sprendimą. Aš tau galiu duoti tik tai prognozes, o kaip nuspręsi, tai visa atsakomybė krenta ant tavo pečių. Aš studijuoju tai, aš patyręs, tačiau niekas kitas, kaip tik Dievas, nenuspręs, kas iš tikrųjų yra lemta nutikti. Gal galėtumėte daugiau papasakoti apie gydomasias astrologijos sritis? Sakyčiau, tai labai yra svarbus klausimas ir šiuolaikinėme gyvenime žmonės labai linkę stresuoti, skubėti ir kaip jiems sumažinti to stresą, tą kančią, jiem yra labai aktualu ir labai svarbu. Yra labai daug gydomųjų savybių minimų šventraščiuose. Pagrinde yra 2 arba 3 sritys gydomosios astrologijos. Būtų visų pirma satvinės, tai dorybingos, kurios sunaikina blogą karmą. Toliau eina tokios priemonės, kurios atitolina blogą karmą, kurios neištrina jos, tačiau bent tam laikotarpiui jums pasidaro geriau, nors vėliau jums vis tiek reikės atkentėti. Bet būna tokių situacijų, kada tiesiog negali pakelti. Ir yra tokių priemonių, kurios iš tikrųjų pritraukia dar blogiau karmos ir atsiliepia labai blogai. Tokie kaip juodoji magija ir panašiai. O satvinės priemonės tai yra dorybingos, jos reikalauja daug pastangų, kartoti mantrą, sutelkti dėmesį, daryti ugnies ritualus ir panašiai. Taip pat daryti aukojimus, aukoti bažnyčioms, aukoti vargšams. Tai balansuoja blogą karmą su gera. Taip pat galima naudoti tokius metodus kaip nešioti amuletus, mineralus, tam tikrus akmenis, kurie gali apsaugoti nuo tam tikrų įvykių. O ta paskutinė dalis, apie kurią šnekėjom, kuri yra tikrai nerekomenduojama, tai yra gyvūnų aukojimas, juodoji magija, užkeikinėjimai žmonių, kas jums vėliau atsišauks labai stipriai. Taigi, o tie, kurie norėtų pagerinti kaip kurių planetų kokybę, yra tam tikros dievybės, kurios yra atsakingos už tas planetas.
Ir Vaišnavam yra atskiros inkarnacijos viešpaties. Saulei Rama, Mėnuliui Krišna, Marsui Nirsimha avatarą, Merkurijui viešpats Buda, Jupiteriui Vamana Deva, Venerai Parashurama, Saturnui Kurma avatarą, Rahu Varaha avatarą ir Ketu yra Mina avatarą. Taip pat Indijoje yra naudojama daug kitų dievybių, pavyzdžiui, Merkurijui, Ganeša, Marsui Hanumanas ir panašiai. So you have mentioned about the Taigi paminėjote apie spaudimą, kurį patiria astrologai ir galėtumėte pasidalinti daugiau. O taip, galėčiau jums papasakoti vieną labai įdomią istoriją. Indijoje yra labai toks įtakingas žmogus, negaliu jums sakyti jo vardo, tačiau jisai užima labai aukštas pareigas ir iš kažkur jisai sužinojo apie mane ir atėjo pas mane į konsultaciją. Ir jis man uždavė tokį klausimą, kad mano sprendimas turėjo nulemti jo tolimesnę karjerą. Arba jis galėjo labai iškilti, arba visiškai nusmukti. In future, so he could either go very high up. It was already very high up. They're number 2 in India. Taigi aš buvau be galo susijaudinęs, tačiau vis dėlto aš jam daviau sprendimą. Ir po to visus metus laiko jisai su manim visiškai nekontaktavo, nieko man nepasakė. Žiniuose taip pat aš apie jį nieko neišgirdau. Aš puoliau į depresiją, man net pakilo kraujo spaudimas, aš turėjau valgyti vaistus. Be galo jaudinas, aš galvojau, kad sugadinau tam žmogui karjerą. Tačiau po kažkiek laiko, po metų daugiausiai man paskambino iš Ispanijos ir kažkur jis sako, viskas gerai, mano verslas labai puikiai sekas, tačiau aš dabar nebe Indijoje, aš Europoje. O aš tai pergyvenau, turėjau atsiųsti jam savo medicinos išlaidas. Taigi jūs nebe pirmą kartą atvykstate į Lietuvą, kelintą jau? Sakyčiau 14 ar 15 ir tai mano mėgstamiausia šalis. Turiu jums pasakyti, esu dirbęs daugelį šalių, tačiau Lietuva kažkodėl ir taip pat keletas kitų vakarų Europos šalių kaip Latvija, Belarusija. Aš atradau nepaprastai didelį susidomėjimą vedine išmintimi čia. Palyginus, populiacija yra labai maža, tačiau susidomėjimas tokiais dalykais kaip joga, meditacija ar netgi senovinė kinų medicina yra be galo didelis. Aš net manau, kad jeigu mes paimsime Indijos didelius miestus ir Lietuvos, tokius kaip Vilnius, Kaunas, ir sulygintume juos su Deliu, Kalkuta ir panašiai, vis tiek procentaliai žmonių susidomėjusių vedine išmintimi būtų daugiau Lietuvoje negu Indijoje. Kažkodėl Indijoje žmonės nusisuko nuo šių žinių, pamiršo, kokios jos svarbios. Aš gaunu labai daug galimybių dirbti ir bendradarbiauti su lietuviais ir tai yra nuostabu. Ar žiūrėjote Lietuvos horoskopą? Taip, jau keletą kartų man užduoda šį klausimą, aš tikrai patikrinau ir materialiai kalbant,
great deal of energy and spirit for Lietuviai turi labai didelį polinkį į taip pat ir į dvasinius dalykus, jie yra ieškotojai, bet taip pat ir į savo verslo kūrimą ir žmonės yra gabūs tam. Taip, tai tikrai yra depresiškų žmonių, taip pat suprantama oras toks ir panašiai. Bet aš sakyčiau, kai tik lietuviai gauna kažkokį šansą, jie sutelkia visas jėgas ir labai atkakliai siekia savo tikslų. Ir dėl kažkokios priežasties jie yra stipriai susiję su Indija, senovės Indija, vedų kultūra. Nors aš nesu specialistas šalių astrologijoje, tačiau matau, kad 2016 metai bus pakankamai sudėtingi Lietuvai ekonomiškai. Nelabai ramus metai 2016 bus. Taigi aš norėčiau patarti lietuviams, kurie užsiema mainais su kitom šalim, turėtų labai atsargiai daryti investicijas tose šalyse, kurios susijęs su tose šalyse kaip Belarusija, Rusija ir panašiai. Taigi, Arjunai, dėkui jums be galo ir buvo labai malonu. Man taip pat buvo labai malonu. Labai dėkoju Balaramai, kad davė man galimybę pašnekėti su jumis. Ačiū jums labai. Dėkui klausytojai, kad buvote kartu ir likite sveiki.